Įsivaizduokite, jūs esate Artificial Intelligence kompanijos vadovas ir artėja Kalėdos. Ir jums reikia nuspręsti, kurie darbuotojai dirbs švenčių metu, o kurie gali laisvai savo ilsėtis ir poilsiauti, nes jūsų įmonė negali sustoti ir išleisti visus darbuotojus namo. Taigi jūs galite parašyti tokią kaip ir formulę arba apskaičiuoti tai tiesiog ant lapo, jeigu darbuotojų nėra daug. Reiškia, jūs domina tokie darbuotojai, kurie sutinka dirbti naktį, naktiniai darbuotojai. Mes juos pažymėkime raidę N. Mūsų domina darboholikai, tai yra žmonės, kurie bet kokią kainą eis į darbą, nes jie mėgsta darbą, myli darbą ir netgi jeigu tai šventės, jiems nėra svarbu. Taigi juos pažymėkime raidę D. Surašykime mūsų darbuotojus pagal tos požymius. Tai yra naktiniai, kurie mėgsta dirbti labiau naktį, tai yra Jonas, Petras, Mantas ir Rasa. O jeigu būtų darboholikai, darboholikų sąrašą sudarytų Asta, Katerina, Jonas ir Petras. Mūsų užduotis yra surasti, kas dirbs per Kalėdas, tarkime. Tai pažymėkime raidę K, Kalėdos, ne? Mums reikia, kad tie kalėdiniai darbuotojai priklausytų aibei iš N, tai reiškia naktiniai, kurie mėgtų dirbti naktį, reiškia jie sutiktų dirbti ir naktį, kai bus kalėdinė naktis. Ir jie taip pat turi būti darboholikai, reiškia tai ir užrašome. K priklausomybė IBN, tai yra mūsų naktiniai darbuotojai, ir K priklausomybė mūsų D, tai reiškia darboholikai. Mums reikia išspręsti, kuris atitinka. Ir jeigu mes, aišku, pažiūrėtumėm į tos sąrašus ir pamatytumėm, kuriegi žmonės dubliuojasi abiejose sąrašuose, mes galėtumėm pamatyti, kad pavyzdžiui Jonas yra ir naktinis darbuotojas, ir darboholikas, ir taip pat Petras. Ir Mantas ir Rasa yra labiau naktiniai darbuotojai, o Asta ir Katerina yra darboholikai. Bet jie naktį nesutiks dirbti, todėl greičiausiai jie atsisakys. Taigi mes turim du kandidatus, nes mūsų poreikis, tai yra mūsų aibė sudaryta iš abiejų naktinių darboholikų, atitiko dviejų šitų darbuotojų vardų. Štai kaip mes kartais gyvenime naudojame aibės ir poaibius, kai reikia padaryti šiokį tokį pasirinkimą ir turime remtis apribojimais, mūsų atveju aibėmis.